Labai linksmai nusiteikę mūsų studijoje vieši ministro pirmininko patarėjas Mykolas Majauskas. Labas rytas, Mykolai. Labą rytą. Ir praėjusių metų projekto, apie kurį mes dabar kalbėsime ir vyks šis projektas ir šiais metais, tai yra moksleiviai į vyriausybę. Dalyvė, dabar jau politikos mokslų studentė Orinta Movsesian. Labas rytas, Orinta. Labas rytas. Mykolai, pirmas klausimas jums. Vasarą jūs norite moksleivius uždaryti vyriausybėje. Kas čia per idėją? Ne į vasaros stovyklą kviečiat, ne pas močiutę į kaimą, o pas ministrą pirmininką. Aš galvoju, kad tai yra unikali galimybė suderinti ir vieną, ir kitą. Renginys vyks ir projektas vyks paskutinę rugpjūčio savaitę. Taigi iš tikrųjų yra laiko pašvęsti, patostogauti, pasilinksminti ir paskutinę vasaros savaitę praleisti vyriausybėje. Kaip kilo ši mintis? Čia gal ministrui pirmininkui kilo? Na, iš tikrųjų kilo bendrai visiems mums patarėjams susėdus ministro pirmininko kabinete. Idėja iš tikrųjų yra tokia, kad didelė dalis žmonių, su kuriais tenka dirbti vyriausybėje, jie jau yra praleidę bent mažiausiai arba vidutiniškai 20 metų tenai. Ir gyvenime iššūkiai jie iš tikrųjų keičiasi ir reikalauja labai dinamiško požiūrio. Ir aš manau, kad tą iššūkį gali priimti tik tai jauni žmonės. Dėl to tikslas yra pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių į valstybės tarnybą. Kad jie ateitų, pirmą, jie turi užsinorėti. Kad užsinorėtų, mes rengiame būtent tokius projektus, kad jie pamatytų, kaip yra smagu, kaip yra faina, kokie yra, kaip sakyti, žmonės atsipalaidavę, kartais kokie yra susikaupę, kokio profesionalumo reikalauja ir kokios atsakomybės. Tai, kad jūs taip manote, tai taip, nes ten dirbate, bet ar taip mano ir Orinta ten praleidusi vieną savaitę, jeigu neklystu, pernai. Taip. Kas pernai ir vyko? Kur tu buvai? Kur tu stažavaisi? Ką matei? Ką sutikai iš, ministrų kabineto? Iš tikrųjų, praktiką atlikau aplinkos ministerijoje ir tai buvo pakankamai tikrai įdomi ir tikrai mano atžvilgiu, manau, svarbi man patirtis. Todėl, kad jau žinojau, jog įstojau į Vytauto Didžiojo universitetą politikos mokslų studijas ir tiesiog buvo įdomu pažiūrėti, kaip visgi veikia ta politika ir panašiai. Ir iš tikrųjų, tai praeitais metais buvo tikrai išsipelninis projektas, davė man tikrai daug naudos, nes iš tikrųjų dalyvavom ir vyriausybės pasitarimuose, ministrų pasitarimuose, susitikimuose, posėdžiuose su aplinkos ministru, toliau lankėmės įvairiose departamentuose, pavaldžiuose ministerijos skyriuose ir panašiai. Nebuvo per tą savaitę minties, kad tėve, kam aš pasirinkau tos politikos mokslus? Nei sekundę. O dabar besimokant irgi ne? Ne. Karjeros planuose vyriausybė arba bent jau ministerija? Dar tiek toli neplanuoju, nes iš tikrųjų vos baigiau pirmą kursą, ateityje pamatysiu, nors. Žiūrėk, kokie jauni ministro pirmininko patarėjai. Gali būti po poros metų ir jau ten irgi būsi. Mykolai, o kolegos nepyksta, kad yra jaunuoliai, kurie galbūt ne visada drausmingi, ne visada susikaupę, netrukdo dirbti? Aš manau, kad atvirkščiai jaunuoliai, jie atneša naują požiūrį, naujas vertybės, naujus iššūkius tiem patiems vyriausybės nariams. Ir aš manau, kad kvestionuodami tam tikrus darbus, veiksmus ir sprendimus, jie, manau, kaip tik atneša labai daug naudos ir vertės. Iš kitos pusės, aš manau, kad tai yra ir labai linksma, kada yra daugiau jaunimo, jie yra galbūt labiau atsipalaidavę, į visą gyvenimą ir situaciją žiūri visai kitomis akimis, ko aš manau labai reikia šiuo metu. Mykolai, papasakokit, kaip viskas vyksta. Dalis jaunuolių praeina atranką. Taip, yra puslapį, yra Facebook'e, yra internetinis puslapis, yra vyriausybės puslapį, projektas vadinasi Moksleiviai vyriausybė. Jame tuose puslapiuose yra anketa, kurią užpildžius ir paprasčiausiai jie išsiuntus tuo nurodytu e-mail adresu užsiregistruoja. Po to vyksta atranka. Mes praeitais metais gavome per kelis šimtus moksleivių, kurie norėjo dalyvauti. Atrinkti iš tikrųjų buvo labai sunku, nes visi yra arba labai gabūs, arba labai aktyvūs, arba šiaip tiesiog turi gana įdomų požiūrį. Ir atrinkus tuos jaunuolius mes atrinkome 30 moksleivių, tai yra 11 ir 12 abiturientų. Tada vyksta savaitės laiko programa. Kiekvienas moksleivis identifikuoja ministeriją ar ministrę, su kurio norėtų būtent praleisti vieną darbo dieną. Mes pagal moksleivio
stengdamasi atsižvelgti jo pageidavimą, priskiriam tam tikrai ministerijai. Jisai vieną dieną praleidžia su ministru ar ministre, o likusią savaitę praleidžia ministerijoje ar jai pavaldžiose institucijose. Tai tarkim Lietuvos geležinkeliuose, Vilniaus oro uoste ar Lukiškių tardymo izoliatoriui. Juokauju. Bet iš tikrųjų galimybių yra labai įdomių ir suinteresuotumas yra labai didelis ir moksleiviai atrodo būna labai patenkinti. Man atrodo, šiais metais mes planuojame, kad moksleivis, kuris praleis dieną kartu su ministru pirmininku, tai kartu su švyturėliais važiuos su premjeru 7 ryto į darbą. Nėra blogai. Gali dalyvauti tik moksleiviai? Moksleiviai, taip. Jūs taip pat norėtumėte dalyvauti? Labai. O buvę moksleiviai gali dalyvauti? Buvę moksleiviai ką tik įstojo į universitetą. Tai yra abiturientai, taip. Gal reikės stoti į universitetą dar kartą. Ar galite išduoti, kuri ministerija bent pernai buvo populiariausia, arba bent jau su kuriuo ministru labiausiai moksleiviai norėjo praleisti darbo dieną? Buvo labai didelė paklausa praleisti darbo dieną su finansų ministrė Ingrida Šimonytė. Jie mane, kad pinigų tenai gal paverta. Ne, aš manau, kad yra žmogiškasis faktorius, kuris vaidina didelę rolę ir iš tikrųjų moksleiviai, kurie praleido tą dieną finansų ministerijoje, buvo ypatingai patenkinti. Kokie kriterijai, ką reikėtų parašyti, gal net čia Orintos reikėtų klausti, ką tu pernai parašei, kad tu vis dėlto stažavaisi vyriausybėje? Šiemet kaip atrankos komisijos pirmininkė galiu pasakyti, kad bus 3 kriterijai pagrindiniai. Tai didžiausią dėmesį, ko gero, kreipsim į aktyvumą, dalyvavimą visuomeninėje veikloje, mokymosi pasiekimus ir motyvaciją. O pernai metais, vargė, dabar reikia prisiminti, iš tikrųjų, kadangi organizavau projektą Darom 2009, tiesiog labai domėjausi aplinkos apsaugą ir taip toliau, todėl aplinkos ministerija buvo tiesiog galimybė pagilinti žinias. Ir tai buvo vienas iš mano motyvacijos tokių kaip ir punktų. Bet Mykolai, ko gero, ima tik pirmūnus. Gal aš dėl to, bet netikčiau. Ne, iš tikrųjų, pasiekimai moksle nėra pagrindinis kriterijus. Pagrindinis kriterijus yra aktyvumas ir motyvacija. Žmogus turi norėti. Gali ir tėveliai gal užpildyti už vaikus anketą? Gali. Gali. Priminkit, kur? Anketas galite rasti Facebook'e, projekte nurodė moksleiviai į vyriausybę, galite rasti kiekvienos iš ministerijų puslapiuose ir taip pat vyriausybės puslapyje. Teisingai? Teisingai. Aš skaičiau iš pernykščio projekto dalyvių atsiliepimus ir dažnai būdavo sakoma, visiškai pakeitėm nuomonę apie vyriausybę, apie ministrus, apie darbą ministerijose. Na, viena vertus, kai kas sakė, kad atrodo viskas paprasčiau ir kita vertus gerokai sudėtingiau, kadangi matai atsakomybę, kaip viskas vyksta, reikia daug žinoti, reikia daug pamatyti, numatyti ir taip toliau. Gal jūs tokį projektą darykit ne tik su moksleiviais? Aš įsivaizduoju, kad vyriausybės reitingai ir visų ministerijų gerokai pakiltų, jeigu ir paprasti žmonės galėtų bent savaitę praleisti vienoje svarbiausių mūsų šalies institucijų. Be abejo, aš žinau, kad tai iš tikrųjų labai gera idėja ir mes ją vykdome, nors reitingai nėra pagrindinis tikslas, bet aiškinti darbus, kuriuos darome, yra labai svarbu. Ir kaip tik, man atrodo, šią savaitę prasideda atvirų durų dienos, aš nežinau tiksliai kaip vadinasi, bet kai žmonės, piliečiai gali ateiti į ministerijas ir susitikti su ministru, užduoti klausimus ir daugiau sužinoti apie tai, kas vyksta ir kokie darbai ir kokie sprendimai yra priimami. Tai iš tiesų atvirumo reikia daugiau. Ir atvirumo, skaidrumo ir aiškinimo apie tai, kas vyksta, nes darbas ir pats procesas vyriausybė iš tikrųjų yra unikalus. Tai turbūt vienas iš geriausių dalykų, kas nutiko mano gyvenime, tai yra darbas su ministru pirmininku, kuris yra visiškai unikali asmenybė, tai yra darbas su vyriausybės nariais, tai yra ta atsakomybė, tai yra tie profesionalumo iššūkiai, kurie yra keliami būtent istorijose apipintame biurokratijos aparate, bet iš tikrųjų tai yra labai smagu ir labai įdomu. Reikia tikėtis, kad ir moksleiviai pasinaudos šiais metais galimybę keliauti į vyriausybę ir ten praleisti vienos savaitės praktiką. Dėkui Jums už pokalbį ir žinome, linkime labai gražaus savaitgalio. Dėkoju.